Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Karalių ir metraščių arba dar kitaip vadinama kronikų knygose skirtingose Izraelio istorijos monarchiniam laikotarpiui paminėti minami 43 karaliai, tarp kurių 20 karalių valdė Šiaurės Izraelį, 20 Judo karalystė ir 3 monarchai valdė Izraelį kaip vieną valstybę. Tuo pat metu šiuose knygose tik 24 pranašai yra pavadinti vardu, dar 9 lieka neįvardinti, nors jų veikla ir yra aprašyta. Pažymėtina ir tai, kad pavyzdžiui 1 Samuelio knyga prasideda stebuklingo pranašo Samuelio gimimo aprašymu. Stebuklingų tikrai gimimo aprašymu. O pačioje antrojo metraščių knygos pabaigoje pasakojimo apie Jeremijo pranašystės, apie Babilonės nelaisvės pabaigą, išsipildymą. Taigi karalių istorija yra glaudžiai susijusi su dieviškojo apreiškimo istorija. Istorinėse šventojo rašto knygose pabrėžiama Dievo bendrystė su savo tauta. Paulius taip pat atkreipė tai dėmesį, kai pradeda laišką savo tautiečiams. Daugelį kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėms per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų, per kurį sutvėrė pasaulius. Hebrajams 1 skyrius, nuo 1 eilutės. Santykis tarp karalių ir pranašų buvo kuriamas įvairiai. Iš esmės tai priklausė nuo vieno ar kito karaliaus atsidavimo viešpačiui. Jei karalius bijojo Dievo, tai viešpaties pranašai buvo patikimiausi jo patarėjai ir jų pagalba sustiprėjo karaliaus karalystė. Pavyzdžiui, karalius Dovydas visą gyvenimą klausėsi ne tik pranašų Gado ir Natano nurodymų, bet ir jų priekaištų. O Ezekijas klausė Izaijo. Kita vertus, jei karaliai buvo netikintis, jie dažnai priešinosi pranašų žodžiams. Ahabas ir Jezabelė nekentė Elijo, Jehojakimas ir Zedekijas engė Jeremiją. Tuo pat metu sunkiausiais laikais būtent Dievo pranašai turėjo tikrąją galią ir iš tikrųjų vykdė Dievo valią Izraelyje. Vienas pranašas Eliziejus laimėjo karą be kariuomenės, atvesdamas į Samariją aklą priešo armiją. 2 Karalių knyga 6 skyrius. Taip pat nutiko, kad paprastai pamaldus karaliai padarė nuodėmės, negalėjo pakęsti viešpaties priekaištų ir ėmėsi ginklų prieš pranašus. Karalius Asa, pasibaigus karaliavimui, išsiuntė pranašą Ananiją į kalėjimą, nes jis jį pasmerkė. Bet atsitiko ir taip, kad pranašai pažadino paklusnumą Dievui valdovuose, kurie jau seniai nebebuvo viešpaties sekėjai. Taigi Izraelio karalius Pechachas pakluso pranašui Odedui ir išlaisvino paimtus izraelitus. Galime sakyti, kad ne vienas izraelitų ir judėjų karalius negalėjo pasakyti, kad Dievo balsas per pranašus jam niekada nekalbėjo. Judėjos istorijos pabaigoje, kai Jeruzalės šventykla buvo sunaikinta ir visi žmonės buvo perkelti į Babiloną, viešpats sako, viešpats jų protėvių Dievas siuntė jiems žodį per savo pasiuntinius kasdien be perstojo, nes gailėjusi savo žmonių ir savo buveinės. Bet jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, niekindavo jo žodžius ir tyčiodamiesi iš jo pranašų, kol Dievo rūstybė savo tautai tapo tokia stipri, kad nebeliko kitos išeities. 2 metraščių 36 skyrius. Gilindamiesi į praėjusio amžiaus istoriją, mes 21 amžiaus žmonės galime išmokti savo svarbią pamoką. Ir ne vieną pamoką. Pamokų iš tikrųjų, iš kurių įsigysime tikrą dieviškai išmintį. Izaijas sako, kreipkitės į įstatymą ir apreiškimą, tai yra į pranašų žinią. Izaijo 8 skyrius. Jozapatas, vienas iš sėkmingiausių žydų karalių, išreiškė savo kredo, pasitikėk viešpačiu ir būsite tvirti. Pasitikėk jo pranašais ir sėkmė jūs lydės. 2 metraščių 20:20. Apaštalas Petras visą tai apibendrina. 2 Petro laiške 1 skyriuje 19 eilutė. Brangūs draugai, tekstas skamba taip. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote laikydamiesi jo tarsi žiburė, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Dieviško apreiškimo, kurį viešpats davė žmonijai per pranašus, centras buvo, yra
ir bus Kristus. Tai yra galingiausias dieviškasis apreiškimas. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.